Sveiki! Artėjant žiemai seminarai, kursos, pratybos vyksta vis dažniau ir mūsų tų susitikimų metu klausytojai prašo mane padaryti trumpus įrašus apie vieną ar kitą temą, kad jie galėtų geriau naudotis, kad jiem primintų namuose, nes aš kalbu praktiškai, tai turi būti žmogui padėti ir net pakeisti gyvenimą. Ir vienas šiandien iš mūsų pokalbio temų, trumpa tema, viena tema, siaura palyginus, bet ji labai labai svarbi, tai ryto prabudimo energetika. Kaip prabusti ryte gaunant prabudimo dovaną. Jūs žinot šitą legendą, pasaką, o pasaka tai yra pasąmonės kalba. Reiškia, kai žmogus prabunda ir po pagalvę randa auksinį kiaušinį ir auksinį pinigėlį. Va tas auksinis pinigėlis, tai ir yra prabudimo dovana. Suformuoti save prabudus, pirmiausia prabudus, užfiksuoti, ką tu girdėjai sapne, kokius ženklus tau siunčia likimas dabar, kokios tavo pirmos prabudimo mintys. Nes paskui dieną mūsų protas užimtas rūpesčiais, dienos vargais, problemomis, o ryte jis dar neatvira viskas ir tada girdisi likiminė kalba. Pasiklausyti, kaip gražu prabudus, nesujudėti, o pasiklausyti, ką tau sako likimas. Man šį rytą, aš esu dar tolimoje šalyje, kur palmės niekada nevysta. Ir prabudus, kad aš turiu padaryti įrašą, tą žadėtą įrašą šiandien dabar, va dabar prabudęs ir darau. Va, ir labai miela kalbėtis. Taip, dabar pirmiausia, ką pasinaudoti iš vakaro, reiškia prabudimo, iš vakaro tai pasiruošti atskirą bus temą. Prabudimo metu naktį mus valdo pasąmonė. Dieną valdo sąmonė, protas. Bet ta akimirka, prabudimo akimirka ir yra, kada sąmonė susitinka su pasąmonė ir pasąmonė dar neatsijungus, o sąmonė jau prabunda. Ir sakykime, aš pasakysiu pavyzdį, aš visada miegu savaime, aišku, namuose, bet kai kada man tenka miegoti redakcijoje, kadangi man reikia ten anksti važiuoti į seminarą ir tai aš nespėčiau čia arti. Ir kada aš miegu redakcijai, prabundu, aš ieškau elektros mygtuko, grabalioju, ieškau toj vietoj, kur namuose jis yra, o aš kitoj vietoj. Va, tai ir yra pavyzdys, ar ne, kad pasąmonė man liepia uždegti šviesą, kaip namuose, nors aš visai kitur. Bet tada sąmonė supranta, kad aš ne čia. Va, tuo metu reikia ištarti, aš sveikas, aš stiprus. Aš esu linksmas, o ne paniurėlis. Aš esu gražuolė, kurią mane turi visi įsimylėti. Va tie žodžiai, tie trumpa tą akimirką, bet užtenka tiem 5-6 žodžiam pasakyti, kad ta priimtų pasąmonę ir nuneštų pasąmonę į visą gyvenimą, į tavo gyvenimo dieną. Šitie grafikai, mano grafika yra www.3žvaigždutės.lt / ir rasit ryto prabudimo, ryto energetinis sveikatingumo ryto prabudimas, tai vadinasi tas grafikas ir tą matysit ir jums ten lengva pažiūrėti. Bet mes dabar aptariam, ten įrašo nėra, o dabar paskui įdėsiu ir įrašą. Tai štai, pasakyti ryte tos likiminius žodžius, ko tau trūksta. Tai yra ir sveikatingumo energija, ir tavo nuotaikos, tavo dabar tas sunkus gyvenimas, ne? O tu save pakrauni energiją. O tą panaudokit kiekvieną rytą, ne? Jo, taip. Reiškia, dabar ryte, pirmiausia, kaip aš sakiau, nejudėk, išgirsti iš dangaus, ką tau sako likimas. Įsiklausyti, tai yra tavo, galbūt, gyvenimo rakteliai, kurie tave padarys stipresnį, laimingesnį, energingesnį, sveikesnį. Įsiklausyti iš vidaus, ką tau sako vidus tavo noras. Jis nesudrumstas jokių to proto, kuris protas yra stereotipas. O tu grynas esi, ar ne, tavo noras, kuris galbūt slypėjo tavyje, atrasti, net pažinti, koks mielas rytas,
koks mielas ir kokio prabudimo dovana, ar ne? Va, tarsi naujai gimimas, ne, tarsi turi, kiekvienas rytas tarsi naujas gimimas. Na, jeigu naktis tai ekskursija, sanatorija, energijos pakrovimas, tai rytas susirinkimas to viso, prabūsti su prabudimo dovana. Tas grafikas yra mūsų VV3 žvaigždutės LT. Kas norit, galit tai atrasti, man galit paskambinti. Mano telefoną visada aš jums pasakau ir pasitikslinti, ir mes pabendraujam, ir galite sakyti mano pratybas, mano seminarą, mano kursus, individualius ar grupinius. Visada su malonumu atvažiuosiu ir dabar ruošiuosi ir labai miela, kad aš gaunu. Nu, kaip šiam sunkiam gyvenime nelengvint savęs, reikia ieškoti ir ieškoti. Yra gražus pasakymas, kaip gera, kai šalta, tu turi malko, o tas malkos yra tas ieškojimas, nuolatinis ieškojimas. Ir rytą, užbaigiant, yra 3 prabudimo variantai ryte. O vargė vėl tas pats, vėl monotonija, vėl čia mažas atlyginimas, ten darbė sunku, ten taip toliau. O vargė vėl ten. O kitas, antras variantas jau geresnis, nu reikia, tai reikia, nu keliuosi, ne, ir čia daugumos. Ir trečias yra, mano reikia. Kaip smagu, pasveikink rytą, pasveikink dieną, pasveikink save. Tai ir yra energijos, jau tu duodi pasąmoniai tą kelią. Freudas yra pasakęs, aš tą visada kartoju, pasąmonė neturi realybės indikatorius. Jeigu tu pasakai, pasveikini rytą, rytas likimas tave sveikina. Ieškokim. Yra graži patarlė, kai pasiklosi, taip išsimiegosi. Taip, tai yra ir perkeltinė, ir tiesioginė prasme. Taip, kalbėsim sekantį kartą. Bet yra dar viena. Kaip nusiklosi, taip save apdovanosi. O parite, sėkmė, fortūna, mane laukia, perklausysiu šitą, pakviesiu į seminarą, susitikim, ieškokim, būkime laimingi. Telefoną žinot, VV3 žvaigždutės, visi mano svetainiai kontaktai, visi grafikai ir ryto prabudimo dovana yra, kurią aš tobulinsiu, kurią už savaitės aš įdėsiu ir šitą mūsų pokalbį. Būkite laimingi ir apdovanoti kiekvieno ryto prabudimu. Iki susitikimų, iki kursų, seminarų. Laimingai.